Kapa – platus, puošnus, iškilmingas apsiaustas, skirtas liturginėms apeigoms, vykstančioms ne mišių metu. Vyskupas ar kunigas rengėsi kapą, teikdamas įvairius sakramentus. Krikštydamas, tuokdamas, taip pat laidodamas. Ją vilki eidamas procesijose ar kitose panašiose iškilmingose apeigose. Kapos protėvių laikomi įvairūs graikų ir romėnų pasauliui priklausę šaltojo sezono apsiaustai, saugantis nuo šalčio, vėjo ir darganos. Kapos forma išliko beveik nepasikeitusi. Pradžioje tai buvo paprastas apsiaustas su gobtuvu, dažniausiai juodo audinio, dėvimas šaltose bažnyčių ir vienuolynų choruose liturginių valandų metu. Kai kurie vienuoliai tokius apsiaustus vilki iki šių dienų. Vienintelė kitusi kapos detalė – gobtuvas, kuris pradžioje išties atliko savo tiesioginę praktinę paskirtį, bet ilgainiui tapo dekoratyviniu elementu. Iš gobtuvo kildinamas ir kapos pavadinimas. Lotyniškas žodis kaput reiškia galvą ir ilgą pečius dengiantį gobtuvą. Liturginis kapos panaudojimas reglamentuotas daug vėliau. 13 amžiuje, kai paprastas drabužis vis labiau imtas puošti ir dėvėti aukštesniųjų dvasininkų.